Šitame video aš parodysiu Jums, kaip nekilnojamo turto versle galima būti efektyvesniam ir taupyti daug laiko. Sveiki visi, mano vardas Konstantin Salnikov. Mes integruojame dirbtinį intelektą į Jūsų verslus. Dirbtinio intelekto vadybininkas gali atlikti įvairias roles. Jis gali pardavinėti, gali surinkti informaciją jums reikalingą iš kliento. Taip pat gali kvalifikuoti potencialius klientus. Trumpai papasakosiu apie tai, kaip dirbtinis intelektas kvalifikuoja žmonės. Tarkim, per dieną jūs gaunate 20 užklausų. Jūs ieškote, pavyzdžiui, kur investuoti pinigus, kažkokį būtą nupirkti. Tai vietoj to, kad jums bendrauti su 20 žmonių, o tai užims labai ilgą laiką, jums belieka tik tai pabendrauti su, tarkim, 4 klientais. Kaip tai vyksta? Dirbtinis intelektas pabendraus už jūs su visais, sužinos ir supras, kad 16 žmonių kažkokie netokie, o 4 būtent tie klientai, kurie pasiruošę pirkti arba pasiruošę parduoti ir sąlygos tinka jums ir taip toliau. Tokiu būdu jūs už bendravimą su 20 žmonių išleidžiate 0 sekundžių iš savo gyvenimo ir gaunasi taip, kad 4 skambučiai ar chatai iš jūsų pusės, 4 pardavimai. Taigi pažiūrėkime, kaip tai veikia. Čia matote mano demonstracinį botą. Tiesiog labai trumpai paskyriau jo rolę. Jūsų atveju bus integruota labai daug jūsų įmonės informacijos, tarkim, kiek procentų imate ar kokią pardavimo procedūrą. Ir faktiškai jūsų įmonės bendravimo skriptai. Ir žinoma, vietoje mano Telegram boto, tai bus jūsų WhatsApp, Instagram, Facebook ar kita platforma. O jeigu nueisite į mūsų Instagramą, galėsite patys išbandyti, kaip tai veikia su mūsų dirbtiniu intelektu. Jeigu jūs domina dirbtinio intelekto integracija į jūsų verslą, tai prašau užsiregistruoti į nemokamą konsultaciją. Ten viską papasakosiu ir parodysiu.